Sveiki sugrįžę, čia aš, Laura Dabulytė ir laida Lietuva sveiksta. Sveiksta ta Lietuva. Ir kuo labiau apie tai kalbu, tuo labiau to tikiu. Ir tiem, kas dar to netiki, tai dabar geriausias būdas įsitikinti. Čia šalia manęs daktarė Giedrė Kvedaravičienė, bet ne dėl to, Giedrė, kaip man norisi tavo pareigomis, žinai, tave vadinti. Žmogus, kuris vadovauja Biobanko kūrimui Lietuvoje. Ir aš sakau kūrimui, bet jis tai sukurtas. Tai aš suprantu, kad Biobanką mes kaip ir turime, dabar tik tai jį pildome. Taip. Teisingai. Teisingai. Tai Giedrė, truputėlį apie tai, ką mums tokio reikia, kaip tai susiję su galimybė dar sveikesniais būti ir tuo tokiu tavo pačios požiūriu, kad iš tikrųjų galim matyti šitą medalio pusę sveikstančios Lietuvos, o ne tos, kuri vis labiau serga, vis labiau liūdnėja, vis labiau nenori savimi rūpintis. Nes man atrodo, tai, kad tu savo esme darbe renki žmonės sveikus, tai jau šitą sako. Ir man atrodo, kad dėl to, kad ši mūsų tinklalaidė yra YouTube kanale, mes turime galimybę ir pakviesti tuos, nes, nevadinsim to reklama. Gerai? Kaip? Dieve, negalima, netgi negalima. Būtent. Giedrė, tai kas ten vyksta? Su kuo, žinai, kiekvieną dieną susiduri? Jo, tai gal aš pradėsiu nuo to, kad biobankus mes turim ir netgi ne vieną, reikia pasakyti, Lietuvoje. Bet ką reiškia turėti? Turėti ant popieriaus ar iš tikrųjų turėti? Tai biobankai yra mūsų visų raktas į tą sveikesnę mūsų ateitį ir visą pažangą ir laimę ir sėkmę ir visus gyvenimo džiaugsmus, kurių čia norėsis ne tik dabar, bet ir po 10-20 metų. Bet tam reikia dalyvauti. Tai tas toks mažytė viena smulkmena, kad neužtenka turėti gražių laboratorijų, turėti puikių saugyklų, turėti šaunius labai mokslininkus, kurie čia pasiruošia tą biobanką sukurti, bet iš tikrųjų reikia ateiti, reikia dalyvauti. Ką reiškia dalyvauti, reikia tapti to biobanko dalyviu ir nepabijoti tos adatos, nebūti tiem begemotam bijantiems skiepų. Ar ne? Gerai, pakalbėsim po laidos. Kad iš tiesų galėtumėm sukaupti mūsų visą visuomenę reprezentuojančią kolekciją tiek biologinių mėginių, tiek sveikatos informacijos. Kodėl to reikia? Todėl, kad kai mes kalbam apie mediciną, dažnai būna tokie žodžiai kaip personalizuota medicina ir individualioji ir vis įsivaizduojam, kaip čia kažkas įvyks ateityje ir ateityje bus daug stebuklingų gydymų. Bet ką iš tiesų pražiūrim, tai pražiūrim, kad be proto daug žinių jau turim šiandien dienai. Ir iš tiesų galėtumėm visą tą naudoti, tai gali būti nebe jau kažkas, kas dar tik bus, bet ką jau dabar galim turėti. Ne istorija, o dabartis. Ne istorija, o dabartis ir ne ateitis, o dabartis. Taip. Bet yra ta maža smulkmena, reikia turėti duomenis apie save. Mes visi žinom, kad geriausia valiuta yra duomenys. Absoliučiai. Taip. Absoliučiai. Kiek dabar jau turite surinkę? Tai truputėlį laikotarpį pasakyk ir, žinai, tikslus ir kiek jau surinkote. Taip, tai duris mes atvėrėm kovo 31 praeitų metų, tai dar net ir metų neturim, kai veikiam Lietuvos populiacijos ir retų ligų biobankas. Tai kai kalbėjau, kada atidarinėt, sakiau, tikrai ne balandžio 1. Bus sunku paaiškinti, ne juokas, tai kovo 31 atveriam duris ir šiandien dienai turim jau beveik 1000 dalyvių atėjusių ir davusių kraują ir apie, man rodos, 1700, kurie jau yra užsiregistravę pas mus, kad jie nori dalyvauti, tai dar dalis jų nespėjo ateiti iki mūsų. Čia gerai tas 1000? Iš esmės manau, kad taip, nes kaip ten bebūtų, bet tai plačiai visuomeniai biobankas tai dažnai būna biokas. Bio ar bankas, tai kas jūs čia, koks jūs čia bankas ir tas raketų mokslas.
Ir visi mes žinom, kad yra dėja ta tokia tiesa ir įsivaizdavimas, kad mokslas tai, tai jūs ten mokslininkai ir darykit. Tai papasakot paprastam žmogui, kad mokslas yra ne mokslininko, mokslas yra mūsų visų ir čia yra toks labai praktinis tas mokslas. Tam reikia gyvų žmonių, man reikia kiekvieno iš jūsų. Tai aš esu direktorė, mes turim biobanką, yra nuostabus universitetas ir fakultetas, kur tikrai galim daug ką padaryti, bet arba mes visi kartu, arba tas biobankas, jis yra, bet... Ką imat? Kas tie gali būti pas jūs? Dalyviai, kas mūsų gali būti? Dalyviai gali būti absoliučiai visi. Sveiki. Ir sveiki, sergančius mes nukreipsim pas kolegas, turbūt, kurie jau fokusuojasi į surinkimą būtent pacientų. Tai ką laikote sveikų žmogumi? Va. O, štai kas man paaiškins, kas yra sveikas žmogus. Sveikas žmogus, labai puikus klausimas. Turint omeny ypatingai, kad šiaip mes visi linkę pasiskūsti ir mums tai ten koks kraujospūdis padidėjęs, tai dar kažkas. Tai mes patys savo esame apsibrėžę, kad tai yra tie žmonės, kurie neserga kažkokiom kritiniam lygom, tai yra, kaip pavyzdys, onkologiniai pacientai ar dar kiti, kur jau yra tikrai didelė rizika, ar ne, kad... Tam tikros epilepsijos, pavyzdžiui, kažkokie tokie... Iš esmės ir tokius tikrai priimtumėm ir mielai jų lauktumėm ir vaikų labai lauktumėm. Tik aišku, su vaikais atsiranda tas momentas, kad kadangi jie yra nepilnamečiai, tai reikia abiejų tėvų sutikimo. Taip. Tam, kad mes turėtumėm kaip pagrindą ir teisę. Kaip į muziejų, žinai? Einam šeima į muziejų. Panašiai, galbūt. Taip. Va, ir iš esmės tiek reikia norėti, reikia ateiti. Čia dvi sąlygos yra. Amžiaus grupės yra nuo gimimo momento iki praktiškai, kol jau ateina ta gyvenimo pabaiga. Kol neteini. Ir turbūt tik labai svarbu pažymėti tą, kad arba turi būti suaugęs ir galintis nuspręsti, arba turi būti tavo įgalioti atstovai. Kartais būna juokingų istorijų, kai žmonės skambina ir sako... Norėčiau savo vyrą priduoti biobanką. Pasiimkit, patyrinėkit, kas čia vyksta. Patyrinėkite, kas čia vyksta ir mėgini klausti, o tai jūsų vyras nori tenai. Ir nebūtinai. Ir sako, tai aš už jį vis kart taip nusprendžiu. Tai taip neišeis sudalyvauti biobanke. Ne tik sveikatą sprendžiat, psichologiniai dalykai. Mes visokių įdomių istorijų, patikėk, kad kartais išgirstam, bet juokais tai iš tikrųjų reikia absoliučiai visų ir jaunų, ir senų. Kiek to kraujo paimat? Kas ten vyksta? Kraujo paimam nedaugiau negu kad paima bet kuri medicinos įstaiga, kuomet atlieka kokius nors profilaktinius tyrimus. Tai tokie 4 maži mėgintuvėliai, kurie... Vienas duris, 4 mėgintuvėliai. Vienas duris, 4 mėgintuvėliai. Dažnai žmonės sako, bet aš duodu kraujo centrui. Tai kraujo centrui jūs duodate iki pusės litro, 400-500 ml. Mes paimam apie 40. Skirtumas 10 kart mažiau ir tikrai turbūt pati baisiausia dalis tai yra tas dūris. Pati baisiausia. Bet nepabūkim ten, kur baisu ir tuo viskas baigėsi. Mes tuo ir atsisveikinam. Ne visai. Dar ko mes iš jūsų prašome, tai yra arba atėjus pas mus ar pas mūsų partnerius Rezus kliniką duoti to kraujo, arba prieš arba po užpildyti klausimyną, kurį esam padarę patogiai prieinamą tinklalapį, užsiregistruoja, turit savo paskyrą asmeninę, kurioje bet kada jums patogu prisėdat ir užpildo tą klausimyną. Čia pilietiškumo kampanija? Absoliučiai ir tokia, sakyčiau, ir altruistinė, ir tų žmonių, kurie supranta vertę, kurie ateis vėliau, gal ne šiandieną, ne rytoj, bet vėliau. Tai yra ir toks, sakyčiau, gerasis savanaudiškumas. Pavyzdžiui, aš asmeniškai, kadangi aš suprantu, kokia yra to nauda, tai ir aš ir mano dukra esam biobanko dalyviai, nes suvokiam, kad tai, ką galiu padėti šiandieną, nebegalėsiu padėti rytoj, ar ne? Kodėl rytoj negalėsiu? Todėl, kad jau bus praėjusi šiandiena. Galėsiu, bet tai jau nebebus šiandienos duomenys. Tai tas sudalyvavimas yra... Pirmas kartas prisijungimo tai yra tas atskaitos taškas, kada tu pradedi kaupti kažką, tai ar ne? Ir kuo ilgiau mes atidedinėjom, tai tam tikrą dalį informacijos, netgi tos pačios, kokia ta mūsų kraujo sudėtis, ar ne? Ir kaip joje kas yra užfiksuota, aš atgal nebesugrąžinsiu. Į priekį taip, bet atgal ne. O, kaip filosofiškai, kaip įdomiai čia skamba. Ką tyriam, ką ten pamatysim, ką mokslininkai labiausiai, ir gal jau net kažko yra per tuos metus,
ką labiausiai tikimės ten atrasti? Atrasti galima turbūt absoliučiai viską. Klausimas, ko ieškosim. Tai sąrašą, ko mes norim ieškoti, jau mes tikrai turim. Aišku, tas ieškojimas atsiremi visą laiką į finansus, ar ne? Dalį mes tokia smulkmena priparkuota. Tai, bet tai priparkuotai daliai vis tiek sėdim, rašom mokslinius projektus, kad gauti visus tuos tyrimus. Sektusi. Taip. Ir tai, ką galima rasti, tas spektras yra nuo iki. Pagrindinis turbūt ir ta didžioji vertė tų pačių biobankų, ar ne, tai yra labai puiku galėti išgydyti ligas, bet dar geriau turbūt yra nesusirgti. Ir tam, kad nesusirgti, yra dvi tokios sistemos, galima sakyti, dedamosios. Viena tai yra gebėti laiku diagnozuoti, tai ta ankstyvoji diagnostika arba idealiu atveju prognostika, tai tam reikia ne vien tik tais jūsų arba mano kažkokių genetinių duomenų, bet reikia ir gerokai didesnės žmonių imties duomenų, kad tos mano išvados arba interpretacijos būtų pakankamai validžios ir pagristos, ar ne? Tai... Kitaip sakant, yra tikimybė, taip darom prielaidą, kad dėl to, kad gyvename Lietuvoje, mus ten, pavyzdžiui, peršalimas veikia kitaip negu ispanus. Ne pats peršalimas veikia kitaip, bet yra tam tikri virusai, tam tikri atsakai į galbūt vaistus arba tam tikrus gydymo protokolus. Tai pradedant nuo tų prevencinių programų, kaip pavyzdys galima, ar ne? Taip, dabar kokios nors, nežinau, krūties vėžio, gimdos kaklelio, įvairiausios. Taip. Koks yra kriterijus? Yra tik tais amžiaus kažkokia riba, nuo kurios pradedam tikrinti. Visiškai neturim, nieko giliau. Nesam sukalibravę, visiškai nesam. Tai turint populiacinio biobanko duomenis, sujungus juos kartu su tais pačiais e-sveikatos duomenimis, mes galim identifikuoti požymius, kurie galbūt Lietuvos moterų populiacijai, ar ne, būtų iš anksto rodantis, kad šita grupė pacienčių, kuriom dar net neprasidėjo jokie vėžiniai pakeitimai, ar ne, kad jinai tikėtinai jau turi sistemingai besikartojančius tam tikrus požymius ir tą rodo tik tai duomenys. Pavyzdžiui, vieną vaiką skiepijau nuo kažkokio, man atrodo, vėjaraupių, kito neskiepijau. Kaip pavyzdys. Ir pavyzdžiui, ne, tokių prisirinktų, kiek ten, nuo kada galim jau sakyti, kad galima teikti? 100 000? Tai čia irgi puikus klausimas ir dažnai būna, tai kokie čia jūsų tie tikslai biobanko, ar ne? Ir čia yra labai sunkiai pamatuojamas, nes gali jungti statistikos mokslą, tai tada pagal jį man reikėtų turbūt mažiausiai kokių 200-300 tūkstančių lietuvių dalyvaujančių, kad aš taip jau sakyčiau. Žinau, kad matematiškai mes čia labai jau viskas čia aišku. Bet iš kitos pusės, net ir turint, kad ir dabar tą patį 1000, ar ne, jau dalyvaujančių, mes jau pradedam žiūrinėtis, tos duomenis nagrinėtis. Smalsu. Labai smalsu. Prašau, patikėkit, kaip mūsų. Dar negaliu. Taip, gerai. Va, bet... Bet, pavyzdžiui, kokią nors kraujo grupę, kad dominuoja 1+, tai tikrai manau, kad matote, ne? Kad net iš to 1000. Galima, jo. Tokių labai paprastų. Labai paprastų statistikų be abejo būtų galima pasižiūrėti, bet aišku, mus domina ta informacija, kuri praktiškai turėtų vertę, kur galbūt padėtų gydytojams. Ar yra tikimybė, kad kada nors, pavyzdžiui, nežinau, jūsų paprašys ir nupirks tos duomenis kažkokia šalis? Mes jungsime Baltijos šalių, tam tikrą duomenų bazę turėsim. Visą tai, ką renkat, yra tokia pradžia kažko, ko mes dar gal net pati dar nesi sugalvojusi. Aš manau, kad tų minčių jau dabar labai daug pas visus dėliojasi ir tas duomenų nupirkimo, pardavimo visą laiką labai jautrus klausimas yra. Tai... Aš savo duomenų neduosiu. Panašiai gali būti tokių visokių. Tai iš tos pusės turbūt... Turėjimas populiacinio biobanko universitete yra geriausias sprendimas, kurį galėjo kas nors sugalvoti ir priimti, nes atsakomybės, reputacijos, viso ko prasme, turbūt saugesnės vietos atiduoti savo duomenis sunku būtų sugalvoti ir 10 kartų bus ir pamatuota, ir protingiausios galvos pasitelktos. Sprendžiant, kaip tos duomenys naudoti ir kaip juos įgalinti.
faktas, kad tam, kad iš tikrųjų ir mums būtų naudos, neužtenka vien tik juos susikaupti ir patiems čia užsidarius jų žiūrėtis, ar ne, ir analizuotis. Labai svarbu įsitraukti į tarptautinės didelės studijas ir bendradarbiauti su tais užsienio partneriais. Kas mūsų tie šviesuliai, kurie panašius dalykus jau turi ir vykdo? Tai panašių dalykų vykdo visos pažangiausios šalis ir ekonomikos, kas yra Japonija. Ne tik tais, tie patys ir mūsų kolegos estai yra tikrai didelę pažangą padarę ir jiems jau yra pavykę, tik tiesa, jiems gal galima sakyti labai pasisekė, nes gavo ir didžiulius valstybės finansavimus ir surinkę yra apie 200 000 estų kolekciją, kurią yra ne tik surinkę, jie yra ir atlikę visas genų sekoskaitas ir yra išskaičiavę visiems tiem 200 000 dalyvių tikimybinės rizikas ir polinkius į vienas arba kitas ligas. Ir tą pateikia labai paprastai suprantamai šviesoforų, kur tu kaip dalyvis atsidaręs gali matyti, kokia tavo rizika sirgti diabetu, širdies kraujagyslės ligom ir visais kitais labiausiai, sakykime, tokiais būdingais tai šaliai susirgymais, ar ne? Ir tą informaciją labai vertingai panaudoti jau tada savo pačių sveikatos priežiūroje, siekiant ilgai, sveikai, laimingai gyventi, arba suprantant, kodėl ten, nežinau, kažkoks tai paskirtas vaistas, kaip neveikia, arba ten stiprus šalutiniai taip ir neveikia. Tai gerai kaip mokslininkė, jeigu taip, žinai, nesvarbu, kokia ten ta spalva man jau galiausiai mokslininkai išpieš, kas būtų tavo receptas kiekvienam žmogui? Jeigu šitus 3 dalykus darytumėt, tai tikrai niekaip nepakenks sveikatai, o kad padės, tai tikrai. Kas tie tokie, žinai, paprasti receptai? O tame ir grožis yra, kad nėra jų universalių. Puikiai. Bet yra labai paprastas dalykas, ypatingai kas liečia mūsų sveikatą ir tuos, vadinkim, bendras rekomendacijas, ar ne, kaip čia ilgai sveikai gyventi. Kai tu nesupranti ir nepažįsti savęs, tokiom, galbūt mažom, bet esminiam detalėm. Tai visos tos rekomendacijos, kaip čia reikia, kokio čia reikia fizinio aktyvumo, ar kad reikia sveikai maitintis, mes viskai pasižadam savo nuo naujų metų pradėti sveikai gyventi, tai pasižadam ir kažkur padedam į stalčiuką, geriausiu atveju 2-3 kartus pamėginę. Bet kai tu supranti, ką tai būtent asmeniškai tau reiškia, pavyzdžiui, tas judėjimas, kad tau tinka viena sporto šaka, bet ne visai tinka kita, nes tavo fiziologija ne visai taip sudėta, ar ne? Arba ką reiškia sveika mityba. Tai labai geras mano pačios asmeninio patirtim paremtas, ar ne? Patirtis, kad tie patys dažniausiai linksniuojami kaip labai sveikos daržovės, nežinau, burokėlis, briuselio kopūstai, šparaginės pupelės, man asmeniškai visiškai netinka. Wow, čia man su trūmais buvo toksai, kad jau taip skanu ir kažkas sako, bet kažkaip labai nevirškina. Ir, tikrai nevirškina. Bet kas ir gaunasi, kai tu žinai, kas konkrečiai tau yra sveika. Gerai. Ne kažkam bendrai, bet būtent tau. Tada ženkliai didesnė motyvacija yra savo padėti arba bent jau nekenkti, ar ne? Ir pasirūpinti savimi. Tai tas suvokimas, tas personalizuotumas, mes labai daug ką galim patys pasirūpinti, tik tai turim suvokti, o kodėl, nes kitaip vis nelimpa ir nelimpa. O tada, čia gydytojas netaip pataria, dar čia kažką reikia susidiagnozuoti ar ten padaryti. Tai, kad mums kažkas mumise nepatinka, rodo mums signalą, eik ieškok, kas čia vyksta. Bet tada įsivaizduojam, kad labai sofistikuotos technologijos būtinai yra atsakymas. Nieko panašaus. Geras, viskas labai panašaus. Gali būti labai paprasta, gali būti ir labai sudėtinga. Gal sporto salėje, taip. Tai ta prasme tas ir yra, kad kai mes kalbam apie tos pačius biobankus arba klausimas, o kokia man iš to nauda. Netgi tas pats klausimyno pildymas, kas irgi buvo labai įdomu, kol dėliojom tą klausimyną, studijavom kitų šalių patirtį, studijavom, kokie čia būna tyrimai, kaip čia tos klausimus reikia užduoti, ar juos tikrai suprasti jau mūsų vietinė auditorija, o patogi mokslininkai, kai nagrinės, jiems reikės, kad būtų palyginami. Taip. Ir atrodė, kad aš jau mintinai moku tą klausimyną. Bet kai aš jį atsisėdau pildyti kaip dalyvis pati, aš jį visiškai kitom akim pamačiau. Ir aš jau bepildydama pradėjau matyti tam tikrus dėsningumus ir informaciją, ir kad kaip įdomu, tu matai, tai čia iš tos gaminės pusės ateina
aha, tokios tendencijos, o čia žiūrėk kaip gerai, čia tikrai jokių rizikų nebus, man ten padidintų ar pamažintų, nes visiškai per kelias kartas genetiškai akivaizdu, kad panašu, kad nėra ten jokių paveldimumų. Tai netgi be labai, kaip sakant, čia kažkokių brangių laboratorinių tyrimų, pats savo vien atsakinėdamas į klausimyną, tu jau gauni naudos. Jeigu tą darai labai sąmoningai ir supranti, ką darai. Lygiai taip pat dėl ko, pavyzdžiui, ir dukros įtraukimas, ar ne, į biobanką, todėl kad vis tiek per paveldimumo liniją tam tikra informacija persikelia, ar ne, ir reiškia, kad mano atiduoti mėginiai ir mano atiduota sveikatos informacija, jinai ne tik tai man pravers ateityje, būtų užfiksavus tam tikrus sveikatos epizodus, ar ne, kai dar buvau jaunesnė, tai kaip čia dabar palyginamasis dėsningumas sveikatos vystymosi ateityje. Bet mano dukros atveju jinai turi savo besikaupiančią informaciją ir dalis mano informacijos bus ta pratęsimo dar į priekį projekcijoms. Taip. Mėginant suprasti, kaip... Aš toliau galiu kažkaip matyti. Tai, ką jūs... Kadangi visos medicinos technologijos labai stipriai juda į tai, kad gebėti užkirsti kelią lygoms, ta prevencinė medicina, ar ne, tai atitinkamai ir technologijos, tiek biotechnologijos, tiek skaitmeninės technologijos yra vystomos, kad būtų galima kurti prognostinius modelius. Tai ir skaitmeniniai dvyniai, ir įvairios trimačių ir dvynių biologijų modeliai, ir organoidai, ir kas tik tai nori, daugybė visų šitų dalykų. Tai kuo daugiau ir kuo kokybiškesnės informacijos mes turim apie save, tuo tiksliau iš esmės galima dėlioti vienas ar kitas prognozes ir atitinkamai jomis remiantis, tada jau kada tikrai reikia ir ištinka kažkokia bėda, priimti tikslesnius sprendimus dėl kokių vaistų reikia, ar kokių reikia gydymo terapijų, ar galų galia tiesiog gyvenimo būdo pokyčių. Ne? Kas yra labai įdomu, kad nėra patvirtinta statistiškai arba matematiškai, bet yra priimta iš esmės tokia nuostata, kad genetika lemia apie 20% mūsų sveikatos, 80% yra visa tai, kaip mes gyvenam. Tai yra labai didžiulis procentas. Tai iš esmės, jeigu tame 20 neturi kažkokių labai jau tokių baisių rizikų, 80 yra didelė kontrolės dalis, kurią tu gali turėti. Kas eina į 80? Jeigu tu supranti. Kas į tą 80 eina? Mityba, gyvenimo būdas, stresas, aplinkos veiksniai tie patys ir visi kiti dalykai. Tai jeigu mes gyvename pusrusyje, kuriame trūksta saulės, dieną neišeinam pagaudyti, kaip jinai atrodo, ir tai pakvėpuoti, įkvėpti giliai. Tai irgi gali veikti. Taip, be abejo. Tai aš kažkaip ir ką girdžiu, Giedre, pas tave kalboje, kad norisi to tokio palikime mokslininkam tai, kas, tarsi mūsų dovana ateičiai. Taip. Bet ir tuo labiausiai parodykime, kad patys galim dėl to labai pasirūpinti, ką mes darom. Kiekvienas mūsų pasirinkimas, kaip sako, ir mes daug ką galim. Ir mes daug ką galim. Ir viską mes galim patys. Taip. Nuostabu. Ačiū tau labai už šitą pokalbį. Dėkoju visiems, kurie buvote. Čia laida Lietuva sveiksta. Iki kitų susitikimų. Iki. Jėga.